Nu vaikai, iš guolio nekirsit ragolio. Kylam. Kylam. Tai jau kažkas atsikėlęs. Matai, prieš visus veidas va jau sutvarkytas, tik akiniai liko. Keliamės. Važiuojam. Nes 1109 kilometrai. Tėtis darys video vlogą. Tai sveiki, mėly sekėjai. Pradedam savo kelionę. Tai yra mūsų pirmas kelionės vlogas. Tai nepamirškite paspausti like and subscribe. Share. Noriu kavos. Ko nori? Kavos. Ar džiugina jums kelionė? Biškai dabar neramu, kad kažką užmiršau ir viską tenai, bet džiugina kelionė, kažkaip saulutė šviečia, tikiu, kad ten bus šilta. Ką? Patylėt. Pirmoji kava, einame darytis, tikrai nematau, kur čia reikia darytis. Kanais kavą Tenai darytis, einu. Kelionę tęsėme, prašome duoti man vaflį, turėkis, aš čia neturiu kur dėti. Ką tik nusisvilinau lūpas. Nu, labai karštą kavą gamina. Taigi turi geriamą kavą gaminti. Kaip tavo aparatas? Taip, aš nesuprantu, taigi ir Italija išmoko, kad kava turi būti geriama, tai jei užsisakė išgėriai, o nenusiplikėjai visus vantrabus, duokit. Ačiū vaikai už pusryčius, buvo skanu, padėkokime Rūtai už pusryčius. Nebeatsimenu, kur pasidėjau šiukšlę. Nu, kaip lietuviam labai patinka, kai kas nors ką nors veblena lietuviškai, taip ir tiem prancūzam patinka. Nu, šitie yra toks vaizdas, kaip jiem nieks nepatinka, nes nu jie arogantiški. Bet taip nėra. Kaip nėra? Jiems viskas nepatinka. Jo, viskas nepatinka. Duok tėčiui. Tai goodbye Lietuva. Goodbye, my love, goodbye. Welcome Poland. Čia gal šitus tikrins. Nu va, pirmas mopas. Mopas už. Jų greitis žiūrim, 5, 7, 8, 100 kem. Ir 102. 102 ir 100 kem. Nu ką, sumušam pramusis. Už kelionės. Ar skani kava? Ne. Taip norėjai. Neskani. Kur skaniausia kava? Starbucks. Namuose? Ir namuose, bet Starbuckse 6 eurai. Čia 2,5, tai ir skonis kaip iš 2,5. O pirma pilis vaikai. Žiūrėkit, kaip netoli nuo sienos, koks čia kaimas, va. Ir Kalinovai važiuosim, kaip neturėsim kur važiuosim. Mes stosim artimiausiam mopę, nes pas mus yra apsimyžusių. Nu, dar beveik tik apsimyžusių. Taip, nežinau, kur jūs esat, kur mes, bet mes tai stojam, nes čia kažkas reikia jau. Gerai, tada, iki. Šitas mopas. Op. Nepalekiam. Suko jisai, va. Tai šitą tapkės apsiaukit myžniai. Aš tai eisiu.
Kavos išgėrė, trečio, ketvirto. Tai gerai Litovcas važiuoja, tikrai toli, kaip ir mes kažkur varom. Tai gal nebūtinai, gal jisai toli, va tas Mersas, nu vis tiek Mersas yra Mersas, reikia eiti ieškoti Merso. Labą dieną! Mes dabar stovim. Čia yra labai geri lenkiški tualetai. Aš šiaip nebuvau, aš nueisiu po viduje, o va ten mūsų laukia McDonald's. Čia va meno kūrinys. Vaiva, meno kūrinys. Meno kūrinys, filmuok. Kaip skanu. Ačiū, Vaiva. Reikėjo tokį užsisakyti. Negausi, nes aš svajojau jau nuo tada, kai jį pamačiau. Ką manot apie mūsų pietus? Nuostabų. Geras. Dabar taip kiekvieną dieną, ne, kol atostogausi. Labai labai geri pietus. Labai skanu. Po vieną dieną galima taip. Tų pačių ledų užsisakė ir gamino 3 valandas. Mūsų specialiai gamino ir patys šviežiausi varė nupirkti dar produktų. O tai ten iš aparato pila. Nu, užstrigo matyti Mūsų aparatas. tai ne. Eiktų savo Aš būt jau gerą. suvalgau savo ledus. Iš karvės penio jiem pylė tiesiai. Kelių milijonai. Tikras nebus šito. Važiuojam. Dainuojam. Vatojęs geriau. Gerai, davai šitą pabaidaryk. O, pirmien, varom. O mes važiuojam. Dainuojam. Vaitojas nori kontento. Tau tai nereikia, o mes važiuojam. Dainuojam. Noriu kontento. Aš noriu paklausti vaikai, ar skanu. O ką jūs čia valgot? Žygima, tai tau skani tyrelė buvo? Ne. O kur ta tyrelė? Rūtos pilve. O tai neduosi tėčių tos tyrelės? Per vėlu. Jau aš suvalgiau tave. Valgyk, Vaiva, nemūsų Suvalgiau čia. tave. Aš noriu tave suvalgyti. Gerai? Ne. Kiek jums liko vaikai važiuoti? 838 km iki Vokietijos kaimo. Du gaideliai, baltas žydis Ne, dvi vištelės į malūną vežė. Ožis malė, ožka pikliavojo, o ši trečia ožkytėlė miltus nusijojo. O ši trečia ožkytėlė miltus nusijojo. Musė maišė, uodas vandens nešė. Saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Saulė vyrė, mėnesėlis kepė. Nu super, valiom! Aš važiuoju labai patogiai, turiu kojas pakelti, išsities patogiausiai važiuoja tai tas vidurinis. Kaip bebūtų keista, nes kojos ištiestos. Biški miegelis ima, bet Algirdas neleidžia miegoti. Nepasirūpinu vyro gaiviaisiais Aš gėrimais. pasirūpinau, įdėjau juos šaltai. Ir kai sustojam, tau nekyla mintis vyrui paduoti. Šturmanas turi Kilk jam tokia mintis, ne? turėtų kilti tokios mintis. Gerai. Prisiminsiu gal. Nes vyras, kai sustoja, jis ieško degalinių, kelių į degalinės. O jūs Mėgaujuosi gyvenimu ir keliu. apie ratuką, nes žingsnių nesurinks. Tiek nesurinksiu. Jau 6 valandas kaip stoviu. O kiek nuo to mūsų kaimo
kad mes Deutschland eisim anksti miegot. Niekas ten su jumis nesėdės. Ties Kristina žada 5 išvažiuot, kad spėtumėm kuo anksčiau į Disneylandą. Aš noriu miego, vis dar Algirdas neleidžia miegoti, vis dar. Nes nepasirūpinai gėrimais, kad aš galėčiau kažką veikti. Jau ieškom mopo, eisim ten sumuštinį ir paimsim tau gėrimus. Aš jau... Alio? Baigės mopai nebebus. Na tai gerai, sakė, stosim čia kažkokie parporkiai. Važiuojam ieškot mopo. Jau nebebus mopų. Ar nebebus mopų? Mopų neberandam. Nu tai gerai, stojam, sukam, pažiūrėsim, kas čia. Ar labai džiaugiatės, kad šiuo metu yra 26,8 laipsniai temperatūros, o dangos temperatūra 43 laipsniai. Labai. Jūs to ir tikėjotės? Taip, tikėjomės, kad bus 30, nes pagaliau reikia sušilti šią Ir vasarą. kaip netoli reikėjo nuvažiuoti tik į Lenkiją? Ir reikėjo nuvažiuoti tik tai 700 kilometrų Į Lenkiją. į Lenkiją. Bet jau taip beveik beveik jau prie Vokietijos į Lenkiją. Tai vaikai nenori valgyti? Tai jūs pirmą turit pagaminti jiems. Aš tai negaminsiu, tai jis užsiteps ir valgyti. Taigi čia baltarankį. Gerai, duok aš tapu. Tai kad pataupai ir nenupirkai pomidorų didelių, Ne, nieko aš tai ne kažką audroji. Tai mažyčių uždėsiu tau. Taip, Ant vienos pusės tik tai. ant vienos tik tai? O kodėl? Gerai, nežinau, čia nežinau. Bet gali dabar dėti ant 2 ir tau iš karto gaminsis 2 buterbrodai, netgi 4. Dėt, kaip čia mano. Kas vėl aš jau nebegaliu? Antrašiu. Ne, dabar Ką dabar? dešra, sūris. O kodėl Kurią jūs dešrą bet nedarot? Šitą dėt tau? Man prahos. Nu jis pizdėjęs, nu, Kas toliau? šakės. Nu pamokinsi, nu niekas... Neduok dievė eiliškumas pamaisysi, gausi paraus iš karto. Paaiškink. Nes, nežino, tai tu sugadinsi visą skonį sumuštinio, ne taip uždėjęs, nes bus kaip ne maksimum. Dabar jau galiu dėti pomidorų. Jo. Nenupjauj. Ne, salotą dėk. Pakviesta reikia vaikus. Nemigdo važiavimas. Dabar... Nu, dabar gali pomidorą, to padažo, gurką to padažo. Tai gerai dėk to padažo, pomidorą, gurką. Jo, rekeliam. Koks jis aiškintas. Daug jau bus? Iški paštoj supjaustų. Jo. Šitą irgi. Nedapjausti. Nes nulipo sulipę. Na, verkščiukai, vargšai. Gerai, dabar toliau pats darykis. Ką toliau tau dėt? Šitą? Gužiuko užvaryk. Gali pakelt striuką. Parvaro, valgyt liepia. Ar šita gera? Ta prasme, ne. Šita? Eik šiekti. Tai va čia pilna išsirink. Eik šita. Žiūrėk, mes turim vaiką. Šitą gerai šitą. O, dabar gali trikampį padaryti, iškart 4 žmonės valgo. Antras valgyk. Ką? Man nepatinka tas. Tai ką man dabar daryti? Nevalgyk. Aš gal tiesiog betoną pavalgysiu. Patientė, ateik čia. Dėk, kumpą pasim savo. Sirink Tai su mėsą. kuo aš kumpį ir batoną valgysiu? Mama, galiu tą sūrelį paragauti? Nenori? Ne, šito nenoriu viso. Jeva, ragau kažką, nu gal patiks. Aš jau saldainių Ne, pirmą noriu, suvalgyk bet šitą. mama neleidžia. Tada negausi. Žiūrėk, kad Nu, labai skanus receptas. aš jums pagaminsiu Algirdo sumuštinį. Nori Algirdo sumuštinį? Gerai. Ir tu nori, nu tai va bus. Jau užmušau kaip vienam. Pirmas surelės. Gal čia pasirašė? Tas, aš su kontrolė. Taigi tu mes šengelė. Nėra jokių pasų kontrolės. Bet gali paprašyti. Kai paprašai, tai kai paprašo, reikia parodyti. Kas tave čia prašys? Nu kažkas, kas čia sakė,
Passport control. Kas sakė? Nu, tos užrašai. Ir I'm ready. My passport. Ready. Pabėgėlių tu galbūt? Vežu čia kelius. Į Vokietiją, kad mažiau Lietuvoje liktų. Nu, brangu juos išlaikyti. Vežam, kelis paliksim. Nu, 40 tai leidžia važiuoti. Kaip vokietis, tai intrigas važiuoju. Nes Vokietija reikia eiti kaip vokiečiai. O jie tai lekia kaip vaikus. Išsivežti gali ten tų pabėgėlių, niekam negaila, bet tik įvežti. Praėjo. Nepaėmė iš manęs pasų. Praleido. Kažkaip pasiruošiau. Ir duodu. Neveikia, veikia Šengenas. Tik liepia pravažiuoti. Lėtai. Nepasitaikėm įtartini. Nepasirodė, kad šitie vaikai galėtų būti arabiukai. Šonus. Tai kaip jums Vokietija? Graži Vokietija, tvarkinga, va žalia, lėkt gali, va tos mašinos tokios į tą trečią juodą Nes va, už nestrauka. puskilometro Ai, baigs. vyksta. Aha. Tai lekia tie vokiečiai kaip bepročiai. Nežinau. Bet jau va, liko tik 153 kilometrai ir eisim miegot. Žygimantai miegi? Ne. Nemiega. Tuo jungsime varžybas. To įsijungsim varžybas, laimėsim arba pralaimėsim. Kiek liko? Važiuoti ar rungtynių? Iki kur kokie antrą kėlinio pabaigos? Iki antro kėlinio pabaigos liko 18 sekundžių, 29. Kažkas 2 iš 7. Tai nebebuvo. Tai ir žiūrim tą krepšinį. Tai kad tu manęs išklausai, dabar rytas mes baudas. Įmetė, dabar jie laimi 1 tašku. Dar turim 12 sekundžių. Nu, laikom iki galo. Ar pavyks mes, nežinau, nelaikyčiau. Žinot, kaip sekasi 3 sekundės, Pranciško meta, neįmeta ir laikas baigėsi. Nu ką, o iki kelionės šios dienos pabaigos liko 34 km 22 minutės. Nu ką, pirma stotelė, Vokietijos kaimukas, gavom namą. Einam apžiūrėsim, kur gyvensim. O, išvirtus, o tai kas krepšinį žiūrės? Oi, Rezultatas ne iš čia. 7-3. Ne, man akis, va čia skauda ir pykina. Palauk, aš einu nusiųsti dėlį. Mes esam man liepę siūsti, aš tu rašau. Ir močiutei. Čia kas gyvens? Kiek? Dviese su kas čia? Žygis. Žygis ir Rūta? Jo. Nice. Welcome to my crib. Ne. Iš mašinos, ta prasme? Skrynios. Trečias kambarys. Yra tik išakintas. Užrakintas kambarys trečias. Taip, ten dirb. Ant stogo. Pasirodymas, kad šiandien čia mes matome istoriją. Žalgiris atsako savo spurtu 7-0. O, buvo dar blogiau, jeigu 7-0. Pražangos Dunstonui, bet Arčiai Kaulas ima kamuolį.
Žalgiriui puolime ir dar iki nusileisdamas ant žemės švysteli į krepšį nuo lentos, provokuodamas varžovo pražangą. Francisko. Rasteikis labai norėjo kamuolio. Gal jau meškis įvadu? Kur čia nieko nepavokščia, kaimas čia nieko nėra čia. Graži jo verstė, nieko nėra baudos aikštelėje ir Žalgiris be Silveno Francisko keliauja. Nu, vaikai, vanagai, ko pusryčius valgai? Žiūrėk, +7, liko 34 sekundės. Kokia tikimybė laimėti? Didelė ar maža? Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai, ponai ir ponios, yra viskas. Žalgiris čempionai. Antrą kartą, man atrodo, per visą LKL istoriją. Atsilikdami 2-1. Laimi 2 iš eilės. Kokį pasakė taurė gražiai pasiūlė. 25 kartą Lietuvos čempionai Kauno Žalgiris. Pirmas sykį šioje serijoje kažkur. Šiandien mes pradėsim Vaivos minutėlę. Užstatyk Gerai. Taigi, šiandieną mes esame Vokietijos kažkokie miestelėje, kur labai gražu. Ir minutė baigės. O, sveiki. Vaivos minutėlė. Gerai. Tai dabar mes paėjom karves. Ir karves sugalvojamas pagrinti, nes jisai niekada nebuvo taip arti karvių. Nu tai vat, prašau. Dėkojama kritusiam kareiviam. 14-18, čia pirmas pasaulinis. Ai, tai čia geriečiai. Dėl abiejų kalti vokiečiai, ką? Tas avys? Dar ir avyčių rado. Mano bendradarbė sakė, kad jos vyro hobis yra įgyvendinti jos svajonės ir hobius. Va čia tai hobis. O mano tai hobis įgyvendinti vyro hobius ir svajonės. Tiesiog vyro svajonės. Tai gal tu keistis, ką? Tai tau nesiseka. Tau nesiseka. Ai, tai mes čia irgi pravažiavom ją turbūt. Ne, čia nepravažiavom. Čia nevažiavom? Čia nevažiavom. O tai kur nusukom, jeigu? Ten, dešiniau. Dešiniau mes panusukau. Bet mes tą pračią važiavom, mes kažkur kitur, nes aš mačiau bažnyčią. Kažkokią. Nevažiavom ją kažkaip. Tai papasakok apie šitą miestelį. Nieko nežinau, kažkur atsiliepimuose prie mūsų viešbučio skaičiau, kad senam viduramžių miestelį labai gražiam yra mūsų viešbutis, tai va mes einam apžiūrėti šito vokiško miestelio ir mums visai patiko. Matėm karvių, avių, traktorių, gervę. Gervę. Čia ta prietaisa mechaninė? Ne, tikra gervę. Nu tai mūsų viešbutis yra istorinis 4 kiemų kompleksas. Pirmą kartą paminėtas 1400 metais. O Dieve. Šiandien jis veikia kaip užeiga ir svečių namai, siūlantis autentišką vokišką atmosferą. Pagrindinis restorano akcentas – žuvies patiekalai. Reguliariai organizuojami teminiai vakarai. Tai va buvo. Ačiū Dievu. Eikit miegoti, mes dar alučio įžiepsime restorane. Kuris dirba iki 5 dienos. Man patiko kepyklėlė. Tipo jau neduos alaus? Antradienį. Pabandyk. Tai jau ten švenčia gimtadienį. Eikit sėsti. O tai kur vakarai išgerti alaus? Va, matėjau uždaryti langinės namuose. Bet šiandien šeštadienis. Was im Wort zum Pump? Ich als müssen wir das Bier bezahlen. Ach, der Knut! Was auf den Knut? Wir sind Rück ist das Leiste! Sei der Dumm! Eine Mischung!
Liegen so weiter! Kommt ja noch viel raus! Wieder immer! Oh. Du musst wieder zum Lied kommen, du hast ja noch nicht viel mehr! Wenn jetzt noch mal fährt, da pinkel ich noch mal. Nein, dann ist voll. Ja, da war beim Ochse nicht schon mal die Zunge nass. Ja, guck mal. Ar užgesino jūs? Ar jūs užsidegę buvot? Jo. Nuo ko buvot užsidegę? Nuo makaronų. Nuo Žalgirio pergalės? Žalia balta. Žalia balta, va. Daugiau restoranų? Mažiau kelių. Kelių, nes kelių mokesčiams taupom. O jūs, matau, netaupot. Yes. You need something? Or just sitting and drinking something? Yeah, just sitting and drinking. Yeah. Okay. And you like to see the card for something to drink? Norim ką nors rinkti, tai gal norim jau tai. Okay, yes, we would like. Yeah? Taigi, palaukit, jums atneš... Mes čia meniu. Kur jūs einat? Jumsgi atneš meniu. Sėskit, merginas. Mes čia nežinojom O taisyklių. jūs vaikai eikite Žaidimų aikštelė. arba į namo. Nu, ką švenčiat? Vokietija. Atostogas. Atostogas. Šiluma. Pagaliau atostogos ir šiluma. Nežinau, štai Žalgirio pergalė. Mes tai ne. Nu, gerai, galim ir šitą. Šitą švęst galim. Labai skanus vynas. Nu tai gerai, išgerkite už Žalgirio pergalę. Žalgirio pergalė. Nu tai dabar už Vokietiją. Negaliu už tai taip išgėrti. Labai skanu.